Su jumis LPS skatytojai, kad paskute. Šiandien aš panaudosiu LPS Hanos idėją. Kaip pasidaryti LPS antkaklį. Kai matot, aš jau turiu vieną. LPS Hana mano mėgstamiausias kanalas iš visų. Tai va. Kol dar nebuvau ratus LPS Hanos, tai buvo mėgstama LPS Lėja. Po LPS Lėjos prasidėjo ten visokios korne LPS. O po to jau radau LPS Haną ir ji man labai padėjo. Tai aš iš jos nežinau. Pasidariau biškį daiktų. Tai jo. Pradedam. Tai va, pradedam, kaip ir sakiau. Tai aš turiu šitokį, kaip ir reikia. Jis, kaip matot, yra guminis. Tai vat. Tada žirklės pasiemam. Kas čia? Dabar. Ajo, neįstelė kaip jau. Tai vat, šitas žirklės. Tada 2 nagų lakai, su kuriais aš dažysiu antkaklį. Tai vat. Per praeitą video, kur rodžiau, kaip nusidažyti LPS riedlentę, tai naudojau tuos 2 nagų lakus, nes man jie kaip kad beveik artimiausi. Tai vat. Pradedam. Dar kartą sakau, pradedam. Ne, dar gražiau. Tai gerai dabar. Iš tikrųjų pradėsim. Tai ja. Pasiemam šitą. Ir įkirpam. Va. Tada persikirpam šitaip. Nu, jūs gal jau mokėsit, nes jūs kaip mokė LPS Hana. Tai jau. Tai paėmėme nagų laką ir nudavome antkaklį. Tikiuosi man pavyks. Uai. Tai vat. Tada pasiemam kitą nagų laką. Va. Nu, žodžiu, aš tik tais pagal įdomumą sakau, ką reikia paimti, ko prireiks ir taip toliau. Nes, kaip ir sakiau, LPS Hana viską jums parodytų. Bet šitai pasakau dėl to, kad gal jūs pirmą matot mano video, paskui sugalvosit, kad reikia LPS Hana į tą kanalą įeiti ir pasižiūrėti, susirasti. Ja. Tai va, šitoksai gavosi antkaklis mums. Uai. Tai vat. Uai, kur aš čia rodau? Ai, jo. Tai va. Šitoks antkaklis. Tai vat.
Dabar jis tegul džiūna. Ačiū Jums, kad žiūrėjote mano video. Ir pakomentuokite, ar Jums patiko šis video. Ir jeigu patiko, nepamirškite paspausti like. Tai jo. Čia studijoje, tai va. Gerai, iki. Susimatysim kitame video, kuris vyks šiandien. Ok, iki.